Sveiki visi, kurie žiūrite mus kitapus kompiuterio ekranų, sveiki visi, kurie esate susirinkę čia Kaune ir dalyvaujate tiesioginėje internetinėje transliacijoje pranašysčių tyrinėjimo programos pavadinimu Paslaptis karaliai pranašai. Tai yra 9 paskaitų ciklas, kurių metu mes tyrinėjame Danieliaus knygą. Kaip žinote, Danieliaus knyga yra viena iš 2 pranašiškų knygų Biblijoje ir ją sudaro 12 skyrių. Pirmi 6 tai yra taip vadinami rūmų pasakojimai, kurie pasakoja apie Danieliaus ir jo 3 draugų patirtį Babilono tremtyje. Kiti 6 skyriai yra skyriai, kuriuose pranašas Danielius mato vizijas ir regėjimus susijusias su ateitimi. Ir tai liečia visą žmoniją. Aišku, šitoj vietoje būtų labai svarbu sustoti ir pabandyti apibrėžti Biblijos pranašysčių prasmę. Ir tam, kad padaryti, tai aš tiesiog norėčiau pacituoti vieną adventistų apreiškimų, ypatingai knygos tyrinėtoją garsų, John Pauline, kuris yra pasakęs: pranašystės nėra duotos tam, kad patenkintų mūsų smalsumą, bet kad išmokytų mus gyventi dabartyje. Taip ir šios programos metu, kalbėdami apie pranašystės, mes iš tikrųjų norime skirti nemažai laiko, kalbant apie mus, apie šiandieną, kokie mes esame dabar, kokie mes galime būti geresni žmonės ir kaip mes galime būti geresni. Kai kurias paimdami pamokas iš Danieliaus knygos ir principus, kuriuos mes galėtumėm pritaikyti šiandieną. Nes vis dėlto svarbiausias klausimas, su kuriuo mes turime eiti į ateitį, tai kokie mes norime žengti kaip žmonės į tą ateitį. Šią programą sudaro 3 dalys. Pirmoje dalyje mes visi kartu tyrinėsime kiekvieną vakarą vis po skirtingą Danieliaus knygos skyrių. Ir mes žiūrėsime į to skyriaus kontekstą, mes tyrinėsime patį tekstą. Antroje dalyje jūs kartu su pastoriumi Mindaugu, kuris kalbės po manęs, bandysite pritaikyti tuos principus ir pamokas savo šiandienai. Kaip mes galime tiesiog Danieliaus knygoje, kuri parašyta prieš daugiau nei 2600 metų, kaip mes joje galime rasti pamokas ir principus, kuriuos mes galime naudoti ir pritaikyti savo šiandieną. O trečioji dalis yra taip pat labai svarbi, nes tai yra klausimų ir atsakymų laikas, kurioje bus atsakomi jūsų užduoti klausimai. Kaip jūs galite tai padaryti? Ogi jūs galite uždavinėti klausimus tiek SMS žinutėmis, tiek rašydami elektroniniu paštu ir visą informaciją, tuos numerius bei elektroninio pašto adresą jūs galite rasti mūsų puslapyje www.pranašystės.com, kur jūs rasite visą reikiamą informaciją. Tuos klausimus, kuriuos mes neatsakysime, dėl laiko stokos, jūs rasite kitą dieną įrašytus video formatu. Taigi, dabar tie, kas esate čia, salėje, jūs galite pasiimti savo dalomąją medžiagą, tai yra Danieliaus knygos tyrinėjimo medžiagą, atsiversti 1 skyrių. Tie, kas sėdite ir žiūrite mus kitapus ekranų, jūs galite rasti PDF formatu dalomąją medžiagą ir susirasti Danieliaus knygos 1 skyrių ir kartu su mumis tyrinėti. Taigi, po šios trumpos įžangos nerkime į Danieliaus knygą ir skaitykime ir tyrinėkime Danieliaus knygos 1 skyrių. Taigi, Danieliaus knyga, 1 skyrius ir skaitykime pirmasias 2 eilutes. 3 Judos karaliaus Jehojakimo valdymo metais Babilono karalius Nebukadnecaras atžygiavo į Jeruzalę ir apgulė ją. Judo karalių Jehojakimą draugę su dalimi indų iš Dievo namų viešpats atidavė jam į rankas, o tas išgabeno juos į Šinaro šalį ir padėjo indus į savo dievų iždą. Taigi, norint mums iš tikrųjų suvokti, kas čia vyksta ir apie ką vyksta kalba, mes to negalime padaryti neapžvelgę labai trumpai Izraelio tautos istorijos. Ir Izraelio tautos istorija prasideda nuo vieno žmogaus, kurio vardas yra Abromas. Taigi Dievas pašaukė žmogų Abromą, kuris gyveno Harane, dabartinėme Irane, ir pašaukdamas ir pakviesdamas jį išeiti ir eiti su juo kartu į pažadėtą žemę, pažadėdamas iš jo padaryti didelę tautą. Taigi jis paklūsta, išeina, jam gimsta 2 sūnus, jam gimsta Išmaelis ir Izaokas. Izaokui vėliau gimsta Ezavas ir Jokūbas.
Jokūbui gimsta 12 sūnų, kurie ir sudaro Izraelio tautos giminės pagrindą. Paskui mums pradžios knyga pasakoja, kad užėjus tam tikrai ekonominiai kriziai Kanano krašte arba dabartiniai Palestinoje, kurie gyveno, jie visi persikėlė į Egiptą ir 400 metų gyveno tenai. Dėl tam tikrų susiglošusių aplinkybių didžiąją tų 400 metų dalį jie praleido kaip vergai, vergaudami egiptiečiams. Dievas tuo metu pažadino Mozę, kuris galinga ranka, Dievo padedamas išvedė kažkur netoli 2 milijonų jau esančią tautą į pažadėtąją žemę. Aišku, jūs esat girdėję istoriją apie perėjimą per Raudonąją jūrą, keliavimą 40 metų dykumą ir galiausiai žengimą į tą pažadėtąją žemę. Toliau mes skaitome, kaip izraelitai gyveno toje žemėje, kol galiausiai jie neužsimanė karaliaus ir Biblijoje ypatingas dėmesys kreipiamas į 3 pirmuosius karalius. Pirmasis karalius buvo Saulius ir jis buvo išrinktas karaliumi apie 1050 metus prieš Kristų. Pabrėžiu, prieš Kristų. Taigi po jo sekė Dovydas, kuris buvo vadinamas žmogumi pagal Dievo širdį, ir taip pat jo sūnus Saliamonas. Tai buvo Izraelio tautos šlovingiausi ir klestėjimo metai. Po Saliamono valdymo, jo mirties, karalystė skyla į 2 dalis ir 931 metais po Kristaus jis suskyla į šiaurinę ir pietinę. Šiaurinė buvo vadinama Izraeliu, pietinė buvo vadinama Juda. Ir jie, kiekviena tauta gyveno savo gyvenimą, turėdami savo karalius, turėdami savo politiką. Ir taip jie gyvena iki 722 metų, kai šiaurinė karalystė, Izraelio karalystė, buvo tiesiog užgrobta asirų, ištremta, asimiliuota ir praktiškai visiškai sunaikindama. Kai tuo pačiu metu pietinė Judos karalystė toliau savo gyvuoja, nors Dievas per įvairius pranašus grasina jiems tam tikromis bausmėmis už jų neištikimybę ir kitų dievų garbinimą. Ir aišku, mes ateiname prie 605 metų ir tai būtent yra tie metai, apie kuriuos ir kalba pranašas Danielius, sakydamas, kad 3 Judos karaliaus Jehojakimo valdymo metais. Taigi Biblija pasakoja apie paskutinių Judos karalių Jehojakimo, Jehojacino ir Zedekijo valdymo metus. Pasak Biblijos rašytojo apibrėžimo, tai buvo blogi karaliai ir iš tikrųjų Dievas jiems grasino bausmėmis ir juos nubausti per Babilono imperiją. Ir dabar truputį pažvelkime į naujojo Babilono imperiją. Kas tai per valstybė? Tai buvo labai nauja valstybė ir tuo metu iš tikrųjų dominuojanti jėga buvo Asirų imperija, kuri ne per seniausiai ką tik ir sunaikino šiaurinę karalystę. 623 metais Nebukadnecaro karaliaus tėvas Nabopolasaras sukyla prieš Asiriją ir tiesiog, kadangi jis tuo metu buvo Babilono srities valdytojas ir kovoja su jais daugiau negu 10 metį, kol 612 metais jis kartu Medų padedamas sugriauna Asirijos sostinę Ninevę. Ir tai yra iš tikrųjų tas laikas, kada Asirijos imperija nustoja egzistuoti kaip galinga supervalstybė, artimųjų rytų supervalstybė. Aišku, dar lieka nedidelis priešas Egiptas ir 605 metais Karkemišo mūšyje karalius Nebukadnecaras kartu su savo tėvu nugali ir egiptiečius. Ir po šio laiko naujasis Babilonas tampa vienintelė galinga supervalstybė tame regione. Aišku, susidaroja su savo priešais, jie nusprendžia ir pasuka link mažų valstybėlių, tokių kaip Juda. Ir mes skaitome, kad 605 metais karalius Nebukadnecaras II įžengė į Judą. Ir kaip mums pasakoja šitas tekstas, jis atžygiavęs apgula Judos sostinę Jeruzalę, galiausiai ją paima, išveža dalį žmonių į tremtį, paima iš Saliamono pastatytos šventyklos indus, taip pat kaip duoklę ir išgabena juos į Babilono tremtį. Tuo pačiu metu Juda dar vis egzistuoja kaip suvereni valstybė, bet jinai daugiau yra vasalinė valstybė, kurios politika iš esmės jau lemia Babilono imperiją. Ir 20 metų tarpe dar įvyksta pora babiloniečių invazijų, tai 597 metais tas pats karalius Nebukadnecaras vėl ateina, apsupa, ištremia. 587 metais vėl karalius Nebukadnecaras ateina, vėl apsupa, ištremia ir galiausiai
587 metai tai yra paskutiniai metai, kada Juda arba Izraelis kaip valstybė nustoja egzistavusi. Taigi, nuo 587 metų, mes kalbame prieš Kristų, iki 1948 metų po Kristaus, Judos iš viso ar Izraelio kaip valstybės nebuvo, nes būtent 1948 metais Palestinoje buvo atkurta Izraelio valstybė po daugiau nei 2500 metų. Taigi 605 metai karalius Nebukadnecaras. Bet prieš tai paskaitykime dar pranašo Jeremijo žodžius užrašytus Izraelio Judos giminiai ir Judos tautai. Jeremijo knyga 5 skyrius 15 eilutė. Dievas kalba per pranašą. Žiūrėkit, aš pakeliu prieš jūs tautą iš toli, Izraelio namai. Tai viešpaties žodis. Ir jis kalba per pranašą Jeremiją, kad Dievas pašaukia Babiloną kaip tautą, per kurią jis nori pamokyti savo tautą, būtent Judėją. Ir toliau mes skaitome 19 eilutėj. Kai jie klaus, kodėlgi viešpats mūsų Dievas taip pasielgė su mumis, atsakysi, kaip jūs mane palikote ir svetimiesiems dievams tarnavote savo krašte, taip dabar tarnaukite svetimiesiems dievams, tačiau ne savo krašte. Taigi mes matome, ir kaip tekstas sako Danieliaus knygos 1 skyriuje, 2 eilutėje, kad Dievas atidavė Judą Babilono karaliui Nebukadnecarui į jo rankas. Taigi, karalius įsiveržė Judą, apgula, ištrėmė žmonės, padaro Judą savo vasalinę valstybę ir ką jis toliau daro su ištremtais žmonėmis ir mes skaitome 3 eilutėje. Tuomet karalius įsakė savo rūmų vyriausiam pareigūnui Ašpenazui atvesti jam keletą izraelitų iš karališkos šeimos ir diduomenės, sveikų vaikinų gražios išvaizdos, sumanių visose išminties šakose, apdovanotų pažinimu bei supratimu ir tinkamų tarnauti karaliaus rūmose, kad jie būtų mokomi chaldėjų kalbos, raštų ir kalbos. Taigi mes skaitome, kad karalius paveda vienam iš savo pareigūnų, iš tų tremtinių atrinkti jaunus vaikinus, kurie būtų išvaizdus, kurie būtų jauni, kurie būtų ragavę mokslų, kurie būtų išmintingi. Žodžiu, jis atrenka tam tikrą elitą, kurie galėtų tarnauti karaliaus dvare. Ir galbūt kai kurie iš jūsų pagalvotumėt visai nieko tarnauti karaliaus dvare, bet yra vienas nedidelis bet. Tarnauti karaliaus dvare, iš tikrųjų, pasak Biblijos, tai yra tam tikra taip pat ir hipotezė, reiškia būti kastruotam. Nes karaliaus dvare iš tikrųjų galėjo tarnauti tik tai tie, kas buvo eunuchai. Apie tai rašo pranašas Izaijas 39 skyriuje, nuo 5 iki 7 eilutės. Taigi jis sako, tada Izaijas pasakė Ezekijui, vienam iš karalių, išgirs galybių viešpaties žodį. Štai ateis dienos, kai visa, kas tik yra tavo rūmose, visa, ką tavo protėviai sukrovė iki šios dienos, visa bus išgabenta į Babiloną. Nieko neliks, sako viešpats. Ir iš tavo palikuonių, kurių susilauksiu, kai kurie bus paimti, jie bus eunuchai Babilono karaliaus rūmose. Taigi, karalius liepė atrinkti tuos išmintingus, gražius, išsimokslinus jaunuolius, tiesiog leisti jiems mokytis 3 metus Babilono universitete, galbūt iškastruoti juos, kad jie vėliau galėtų tarnauti pačiam didingam Babilono imperijos karaliui Nebukadnecarui. Taigi, ką daro karalius? Jis tarsi bando sukurti žmonės. Taigi, liepdamas savo pareigūnui Ašpenazui atrinkti tą elitą, tuos išmintingus ir gražius vaikinus. 5 eilutėje mums sakoma toliau, kad karalius skyrė jiems kasdien maisto iš karališkų valgių bei vyno, kurį pats gėrė. Jis turėjo ir jie turėjo būti auklėjami 3 metus, o paskui tarnauti karaliaus dvare. Taigi stengiasi tarsi sukurti naujus žmonės, jis nustato jiems mitybą, įsakydamas ką valgyti ir ko nevalgyti,
Ir galiausiai, toliau mes skaitome, 6 eilutėje, kad tarp jų buvo iš Judo giminės Danielius, Hananija, Mišaelis ir Azarija. Rūmų vyriausiasis pareigūnas praminė juos kitais vardais – Danielių Belšacarų, Hananiją Šadrachų, Mišaelį Mešachų ir Azariją Abednego. Negana to, kad karalius reguliuoja jų mitybą, jis dar ir duoda jiems naujus vardus arba naują tapatybę. Aš nežinau, ar jūs žinote, ką reiškia jūsų vardas, bet tuo laiku gyvenę žmonės, jų vardai turėjo tam tikras reikšmes. Taigi, pavyzdžiui, Danielius, kurio hebrajiškai vardas reiškia Dievas yra mano teisėjas, tapo Belšacaru, kas reiškia tegul Bel arba kitas Dievo marduko vardas, apsaugo jo gyvybę. Pavyzdžiui, Hananija, kas hebrajiškai reiškia malonės Dievas, tapo Šadrachu arba Aku, Mėnulio Dievo tvarka. Mišaelis, kurio ypatingai gražus vardas, kas reiškia, kas yra toks kaip Dievas, tampa Mešachu, kuris reiškia, kas yra toksai kaip Aku, tas Mėnulio Dievas. Ir galiausiai Azarija, kuris reiškia Jahvė padėjo, tampa Abednego, tai reiškia Nego tarnas. Taigi, bet ką mes žinome apie tos jaunus 4 hebrajus iš mūsų skaityto teksto? Taigi mes žinome, kad jie buvo pirmieji iš tremtinių, mes žinome, kad jie buvo iš karališkos šeimos, jie buvo kilmingi, didikai, jie buvo sveiki, jauni, gražus, protingi, išmintingi, jie buvo geriausi iš geriausių, kuriuos dabar karalius paskiria ir pasiima savo, kad juos apmokytų ir kad jie galėtų tarnauti jo dvare. Taigi, bet kaip toliau istorija rytuliuojasi? 8 eilutėje mes skaitome toliau. Bet Danielius apsisprendė nesiteršti karaliaus stalo valgiais ir vynu, todėl paprašė rūmų vyriausiai pareigūną leisti jam nesiteršti. Dievas maloniai nuteikė rūmų vyriausią pareigūną ir jis Danielių atjautė. Bet rūmų vyriausiasis pareigūnas įspėjo Danielių. Aš prisibijau savo viešpaties karaliaus. Jis nustatė, kad jūs turite valgyti ir gerti, o jei pastebėtų, kad prasčiau atrodite už kitus jūsų amžiaus vaikinus, man reikės savo galvą atsakyti. Taigi, mes skaitome tekste, kad Danielius su savo draugais apsisprendžia nesiteršti karaliaus maistu. Ir jie paprašo rūmų vyriausią pareigūną, kad jis tiesiog jiems leistų to nedaryti. Bet aišku, čia yra labai įdomus paradoksas. Aš nežinau, koks vaizdinys jums iškyla galvoje, kai jūs galvojate apie karaliaus stalą ir maistą nuo karaliaus stalo. Žinot, tai yra pats ekologiškiausias maistas, kurį jūs galite rasti toje imperijoje. Tai yra sveikiausias maistas, kurį jūs galite rasti. Tai yra gausiausias maistas, kur yra gausiausias pasirinkimas. Ir aišku, kai jūs valgot nuo karaliaus stalo, niekas nesitikė, kad jūs viską suvalgysit. Nes tai paprasčiausiai yra neįmanoma. Tačiau Biblija mums sako, kad Danielius su savo draugais apsisprendžia ne tik, kad nevalgyti, bet tekstas mums sako nesusiteršti, nesiteršti karaliaus maistu. Bet čia noriu sustoti ir įspėti visus. Iš tikrųjų, šitoje vietoje nėra akcentas į mitybą, bet į ištikimybę. Jaunieji hebrajai nesistengė gyventi sveikai ar truputį numesti svorio, kas yra aktualu šiandieną. Nežinote, tuo metiniam suvokime grožis buvo putlume. Todėl iš tikrųjų jiems rūpėjo atrodyti sveikai. Aišku, taip pat čia nekalbama apie tai, ką daro mityba ir kad mityba gali daryti, sveika mityba gali daryti su stebuklu su mumis. Iš esmės šitoje vietoje kalba ne tai, ką mityba daro, bet tai, ką Dievas daro per žmonės, kurie nori ir apsisprendžia būti jam ištikimi tose situacijose, kuriuose jie yra. Ir aišku, mes čia skaitome ir liūdėjimą stebuklą, kai Dievas padaro stebuklą per savo žmonės. Taigi, Danielius su savo draugais apsisprendžia nesiteršti maistu. Pareigūnas atsakingas už juos truputį pergyvena, nes jis tiesiogiai atsakingas savo karaliui. Taigi Danielius jam pasiūlo išbandymą. Išbandyk mus 10 dienų. Duok mums tik tai vandenį ir daržovės. Ir po 10 dienų tu galėsi pasižiūrėti, ar iš tikrųjų mes esam sveikesni. Taigi pareigūnas išbando, po 10 dienų apžiūri juos. Ir iš tikrųjų jie yra ir sveikesni, ir gražesni, ir protingesni. Taigi tuos likusius 3 metus jis leidžia jiems sveikai maitintis,
valgant daržovės ir vandenį. Tačiau labai yra svarbus klausimas, kame viso to yra motyvas. Iš esmės, 4 hebrajų vaikinų apsisprendimas nesiteršti tuo maistu yra tylus protestas prieš esamą sistemą, prieš esamą situaciją. Jie būdami laisvi žmonės, atrodo situacijoje, kurioje neįmanoma būti laisvais, atrodo situacijoje, kurioje net neįmanoma rinktis, jie apsisprendžia rinktis, nes laisvas žmogus yra tas, kuris visą laiką turi pasirinkimą. Taigi jie apsisprendžia nesiteršti ir nevalgyti to maisto nuo karaliaus stalo. Tačiau man skaitant ir tyrinėjant šitą skyrių įdomiausia yra tai, kodėl Danielius ir 3 jo draugai nusprendžia nesiteršti maistu nuo karaliaus stalo, bet nieko nekalba apie nesiteršimą babilonietiškų mokslų. Ką reiškia mokytis Babilono universitete? 4 eilutė mums sako, kad tai reiškia, kad jie būtų mokomi chaldėjų raštų ir kalbos. Ir iš tikrųjų, mokytis Babilono universitete tai reiškia mokytis 3 pagrindinių kalbų. Šumerų kalbos, tai buvo šventoji senovinė kalba, akado kalbos, babiloniečių kalbos ir aramėjų, tai buvo diplomatijos ir verslo kalba. Taigi 3 kalbos. Aš nežinau, kaip jums sekasi su anglų kalba ar ispanų kalba, bet jie turėjo išmokti 3 svetimas kalbas. Negana to, tai iš tikrųjų buvo ne tik tai kalbų mokymasis, tai buvo mokymasis magijos technikų, ženklų skaitimo, astronomijos, astrologijos, egzorcizmo. Ir įdomiausia, kad pirmame skyriuje 17 eilutėje mes skaitome tokius žodžius. Šiems 4 vaikinams viešpats suteikė visų raštų ir išminties pažinimą bei įgūdžius, o Danielius turėjo ir visokių regėjimų bei sapnų aiškinimo dovaną. Apie kokius čia raštus ir išmintį kalba? Iš esmės, čia kalba apie babilonietišką išmintį. Iš esmės, čia kalba apie babilonietiškus raštus. Taigi, viso šio išsilavinimo, 3 metų išsilavinimo tikslas buvo paversti iš tų 3 hebrajų vaikinus tikrais chaldėjų kunigais, turinčiais įgūdžių ateities būrimo ar spėjimo moksle. Kodėl čia susilaikimas nuo maisto yra žymiai svarbesnis Danieliaus knygos autoriui, nei mokymasis 3 metus Danieliaus, taip vadinamoji babilonietiškoji raganių mokykloje. Vis dėlto tai neatsako į tą klausimą ir aš taip pat neatsakysiu jums į šį klausimą, nes į šį klausimą atsakys pastorius Mindaugas, kuris kalbės po manęs. Bet skaitykime toliau. 1 skyrius 18 eilutė. Kai atėjo laikas, kurį karalius buvo nustatęs jaunuoliams pas jį atvesti, rūmų vyriausias pareigūnas atvedė juos pas Nebukadnecarą. Karalius pasikalbėjęs su jais, nerado tarp jų visų nei vieno, kuris prilygtų Danieliui, Hananijai, Mišaeliui ir Azarijai. Todėl jie buvo paimti į karaliaus tarnybą. Kai tik karalius kreipdavosi juos klausimų reikalaujančių išminties ir pažinimo, jis rasdavo juos 10 kartų pranašesnius už visus karalius, magus ir kerėtojus. Danielius ten išbuvo iki 1 karaliaus Kyro valdymo metų. Taigi, galiausiai 3 metų pabaigoje tie 4 hebrajų vaikinai buvo atvesti pas patį karalių ir pasak Biblijos teksto, jie buvo ypatingi, nes kai karalius išklausė, apžiūrėjo juos, jis nematė iš visų kitų, kurių tarpe jie buvo atvestųjų, kurie būtų tokie kieti, kaip jie buvo. Biblija sako, kad jie 10 kartų buvo geresni už visus kitus. Taigi, bet vis tiek išlieka šiame skyriuje pagrindinis klausimas, kurį mes turime užduoti. Kur visame tame yra Dievas? Žinote, tuometiniai žmonės, taip pat ir hebrajai, neišimtis tikėjo, kad jų Dievas ar dievai buvo tam tikro regiono dievai. Ir jų jurisdikcija negaliojo už tos valstybės sienų. Aišku, nežiūrinti tai, kad Biblijoje yra daugybė istorijų, kur tiesiog pasakojama, kad Dievas nėra tik tai Izraelio Dievas, Dievas yra ir aplinkinių tautų Dievas.
Tačiau kur yra Dievas šioje visoje netgi tragiškoje situacijoje? Ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Dievo čia nėra. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad čia yra karalius, kuris kuria žmonės, kuris nustato mitybą, kuris duoda vardus, kuriuos pašaukia pas save tarnauti ir iš esmės daro, ką nori su žmonėmis. Bet Biblija iš tikrųjų 3 vietose atskleidžia, kad nežiūrinti tai, kad iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Dievo čia nėra, visgi jis yra. Pirmoji vieta tai yra 2 eilutė, kur sakoma, kad Dievas atidavė Judą karaliui Nebukadnecarui į jo rankas. Paskui 9 eilutėje sakoma, kad Dievas maloningai nuteikė rūmų vyriausią pareigūną, kad jis leistų tiems 4 vaikinams būti ištikimiems Dievui ir maitintis daržovėmis ir vandeniu. Ir galiausiai 17 eilutėje, kurią mes taip pat skaitėme, Dievas 4 šiems vaikinams suteikė visų babilonietiškų raštų ir išminties pažinimą bei įgūdžius, o pačiam Danieliui suteikė ypatingą sapnų aiškinimo dovaną. Taigi, mes matome, kad šiame skyriuje kalbama apie matomą ir nematomą karą. Ir įdomu, kad iš tikrųjų tikroji realybė dažniausiai yra ta, kurios mes nematome, nejaučiame ir ta tikroji kova vyksta toje dvasinėje realybėje. Šitas skyrius taip pat mums kalba, kad Dievas eina su savo tauta į tremtį. Ir iš tikrųjų labai įdomus Dievo mokymo metodai. Dievas tarsi nubaudžia Judą, Izraelitus už jų neištikimybę, už jų kitų dievų garbinimą, bet nubausdamas juos, jis kartu su jais ir prisima bausmę, eidamas su jais į Babilono nelaisvę. Jis nepalieka savų likimo valiai. Taigi, Dievas auklėja per tai savo tautą ir Danieliaus knyga mums toliau pasakos, kaip jis auklėja ne tik tai savo tautą, bet kaip jis ir auklėja kitas tautas. Nes Danieliaus knyga mums ypatingai atskleidžia, kad šis Dievas, Judos Izraelio Dievas, nėra tik tai vietinės tautos, regiono Dievas. Tai yra viso pasaulio Dievas, taip pat ir mūsų. Labas vakaras, mano vardas Mindaugas ir aš noriu padėkoti Giedriui už tai, kad jisai mums padėjo gilintis į tą pirmąjį skyrių ir padėjo geriau sužinoti istorinį kontekstą ir paties teksto, atkreipti dėmesį į kai kuriuos tekste esančius dalykus. Nes iš tikrųjų, kada mes pirmą kartą skaitome, ne viską pastebime ir kartais reikia atidesnio skaitimo. Todėl ačiū tau, Giedriau, iš tikrųjų buvo netgi man pačiam įdomu pasiklausyti. Ir tikiuosi tie, kas žiūrite mus internetu ir čia esate gyvai, jūs radote kažką tai savo įdomaus ir galėsite pritaikyti savo gyvenime. Šiuo atveju aš esu atsakingas už antrąjį dalį ir mano pareiga yra pabandyti kažkaip tai mums paieškoti dvasinių principų, kuriuos mes galėtume pritaikyti savo kasdienėme gyvenime. Todėl aš padėsiu mums žvelgti šiek tiek giliau į patį biblinį kontekstą, kokiegi principai Danieliaus knygoje atsiskleidžia, kurie yra minimi pačioje Biblijoje. Taigi Danieliaus knyga iš tikrųjų yra įdomi knyga, ne vien tik tais dėl to, kad jinai yra pranašysčių knyga, ten yra nemažai pranašysčių apie tai, kas buvo ir kas dar mūsų laukia. Tačiau Danieliaus knyga prasideda labai įdomiai. Ten pasakyta, kad 3 karaliaus Jehojakimo valdymo metais Babilono karalius atėjo ir nugalėjo Jeruzalę. Tačiau viešpats atidavė Jeruzalę į jo rankas. Jeruzalė, visa Judėja, žydų tauta, buvo Dievo išrinkta tauta. Ir nenorom peršasi klausimas, kodėl Dievas savo tautą paliko. Kada mes žiūrime, kada skaitome Bibliją, mes susidarome tokį įspūdį, kad Danielius taip pat buvo su savo 3 draugais, buvo teisus žmogus, jis buvo doras žmogus. Ir šiandien aš kaip pastorius ne kartą išgirstu klausimą, kuris man nuolatos yra užduodamas. Pastoriau, kodėl geriems žmonėms nutinka blogi dalykai?
Ir šitoje knygoje mes matome būtent tai, Danielius geras. Ne visa tauta buvo bloga, ten buvo ir teisių žmonių ir jiems nutiko baisus dalykai. Kodėl geriems žmonėms nutinka blogi dalykai? Ir šiandien aš nesu pasiruošęs gilintis į tą patį, į šį klausimą, bet man atrodo, kad čia yra pasaulėžiūros klausimas. Daugelis iš mūsų gyvename tokioje pasaulėžiūroje, kad mes esame visatos centrai, aplink kuriuos sukasi viskas. Kaip viduramžiais buvo manoma, kad Žemė yra Saulės sistemos centre ir visos planetos sukasi aplink juos. Tada iš tikrųjų, jeigu aš esu tas žmogus, aplink kurį viskas sukasi, aš turiu užduoti klausimą, tai kodėl man taip nutinka? Kodėl? Kodėl tas žmogus taip pasielgė su manimi? Kaip jis drįso taip elgtis su manimi? Nes aš esu tas centras, aplink kurį viskas turi suktis. Ir kada aš meldžiuosi Dievui, aš užduodu Dievui klausimą, kodėl Dieve? Spręsk mano problemą, spręsk mano sunkumus. Tačiau aš noriu pasiūlyti, kad mes nesame tie centrai, aplink kuriuos viskas sukasi. Mes esame tik tais dalis sudėtingos sistemos, kurioje sąveikauja planetos, juodosios skylės, žvaigždės, netgi galaktikos. Ir mes esame įtakojami tų kūnų. Todėl tai, kas nutinka mums, tai nebūtinai mes esame priežastis arba mes esame pasiekmė tų dalykų. Yra daugybė dalykų, kurie mus įtakoja. Bet Biblijoje yra parašytas labai geras pažadas tiems, kas tiki Dievu. Apaštalas Paulius yra pasakęs, kad tikintiems viskas išeina į gerą. Ne viską mes galime paaiškinti, mes negalime žinoti visą laiką, kodėl taip atsitinka. Ir mes negalime tikėtis, kad atėję pas Dievą ir prašydami Dieve, spręsk mano problemas, Dievas tai darys, nepaisydamas kitų žmonių, kurie yra aplink. Nepamirškite, mes esame sudėtingos žmonių visuomenės dalis. Ir mes esame įtakojami kitų žmonių pasirinkimų. Ir kartais kitų žmonių pasirinkimai įtakoja mūsų gerovę. Tačiau Biblijoje, kaip minėjau, yra duotas pažadas, kad tikintiems viskas išeina į gerą. Ir mes dabar skaitome 1 Danieliaus knygos skyrių ir mes ten matome veikėjus. Karalių Nebukadnecarą, mes matome Danielių, jo 3 draugus. Ir 1 skyrius rodo, kad Dievas taip ir elgėsi. Danieliui ir jo 3 draugams ir kitiems žmonėms gyvenime ištiko didžiulė nelaimė, jie buvo paimti į nelaisvę. Tačiau Dievas ėjo kartu su jais. Jisai buvo kartu su jais. Ir Danielius, būdamas nelaisvėje, jisai patyrė daugybę pažeminimų. Į jo buvo kėsinamasi į jo asmeninę laisvę, buvo kėsinamasi į jo kūną, buvo kėsinamasi į jo įsitikinimus, buvo kėsinamasi į jo pasaulėžiūrą. Karalius ir jo administracija jam pakeitė netgi vardus, buvo bandoma pakeisti netgi tapatybę. Buvo pakeisti asmenybę, žmogaus asmenybę, kad žmogus pamirštų tai, kas buvo praeityje ir dabar yra formuojamas naujas žmogus. Ir nežinau kaip jūs, aš nuolatos savo užduodavau tą klausimą ir netgi dabar aš apie jį galvoju. Jeigu aš būčiau paimtas į nelaisvę, būčiau priešų teritorijoje ir būtų kėsinamasi į mano asmens laisvę, į mano įsitikinimus, į mano tapatybę, kiek aš leisčiausi, kad žmonės lįstų į mano privatų gyvenimą. Kur aš pasakyčiau, kur aš užbrėžčiau liniją ir pasakyčiau, ne, stop, viskas, čia aš nebesilenksiu, čia aš jau nebepaklusiu, čia toliau aš jau nebeisiu. Ir skaitant Danieliaus knygą, Danielius maisto klausime sako ne. Kada karalius sako, štai jums maistas, kurį jūs turite valgyti, karalius sako, ne, šios ribos mes neperžengsime. Aš nežinau, galbūt mums skamba labai keistai, kodėl būtent čia. Bet Biblijoje mes skaitome, kad karalius nustatė, ką jie turi valgyti, ką hebrajai turėjo valgyti, netgi tai. Ir čia karalius elgėsi lyg Dievas, kuris pasako žmonėms, ką jūs turite daryti, netgi duoda maistą. Kaip ir pradžios knygoje, kai Dievas sukūrė žmonės, yra pasakyta, kad Dievas sukūrė ir augalus, sukūrė vaismedžius, sukūrė viską ir davė jiems maistą, kad jie galėtų valgyti.
Čia karalius elgėsi kaip Dievas. Tačiau verta būtų pasižiūrėti į maistą iš simbolinio taško. Mes dabar galbūt jau taip nebesuprantame, tačiau maistas buvo simbolis kažko gilesnio. Mes dabar gyvename tokioje visuomenėje, kur simbolių vis labiau mažėja, nors įvairiose kultūrose ir netgi miesto kultūrose, kaimo kultūrose, paauglių kultūroje arba skirtingo luomo žmonių tarpusavio elgesio kultūroje mes galime matyti tos simbolikos, kada rankos yra paspaudžiamos, duodami 2 arba 3 bučkiai į skruostus. Ir mes galime matyti netgi tokių mažyčių dalykų, simbolinių dalykų, kurie simbolizuoja kažkokią kitą realybę. Jeigu mes pasižiūrėtume į ankstyvesnę architektūrą, mes pamatytume bažnyčias, ar ne, kur yra daugybė simbolikos, kur architektūrinės formos turi tam tikrą simbolinę prasme. Ir netgi šeima, kada mes tuokiamės, ar ne, dabar didžiulės diskusijos vyksta įvairiose ratuose žmonių, ar reikalinga santuoka, ar reikia, kad kunigas laimintų, kam eiti į bažnyčią. Tačiau žmonės visą laiką labai dažnai žiūri iš tokio taško, kokia nauda iš to, ką mes darome. Ir atrodo, simbolinė prasme yra ignoruojama, kada žmonės ateina liudininkų akivaizdoje ir pasižada vienas kitą mylėti. Tai yra simbolika, tai yra simbolis kažkokio gilesnio dvasinio principo. Ir žmonės atmesdami tuos simbolius netenka kažko tai, kas yra giliau, kas padeda mums statyti gyvenimą ant tvirtesnio pamato. Mes nebetenkame tų vertybių, kuriuos tos simboliai nurodo. Ir Biblijoje mes matome, kai skaitome pradžios knygą, paskui išėjimo knygą, kai Dievas pasirodė Mozei. Dievas pakvietė Mozę ir Mozė norėjo ateiti prie degančio krūmo. Dievas taip jau pasirinko pasirodyti. Buvo krūmas, kuris niekaip nesudegė. Ir Mozė taip patraukė dėmesį. Ir Mozė norėjo prisertinti ir Dievas sako, atsargiai, ši vieta yra šventa. Nusimauk savo batus. Kai kuriuose kultūrose yra išlikęs tas paprotys. Įeinant į šventyklą, nusimauti savo batus. Tai vyksta ne dėl to, kad šventyklos prižiūrėtojai neturi pinigų valytojams, arba, nežinau, žmonės taupo savo batus ir jais nesinaudoja šventykloje. Batų nusiavimas simbolizuoja kažką tai giliau, simbolizuoja pagarbą. Mūsų kultūroje to nėra, bet biblinėje kultūroje tai yra ir atrodo, nu ką reiškia tas simbolis, bet tas simbolis geriau padeda suprasti realybę, kurios mes nematome. Kada Dievas sunaikino žemę tvanu, išgelbėjo tik tais Nojų ir jo šeimą, Dievas vėlgi Nojų išlipus iš laivo davė simbolį, vaivorykštę. Sako, kada tik tais matysi vaivorykštę, tai yra simbolis, kad aš daugiau vandeniu nebesunaikinsiu šitos žemės. Ir vėlgi simbolis. Labai daug simbolių. Pavyzdžiui, pagalvokite patys savo gyvenime, kiek jūs naudojate simbolinių dalykų savo gyvenime, kurie nurodo į kažką tai giliau. Vienas pavyzdys, kada Dievas bandė sudaryti sandorą su Abraomu. Biblijoje yra užrašyta pradžios knygoje, kad kai Dievas atėjo sudaryti sandorą su Abraomu kaip būsimos tautos patriarchu, jie paėmė gyvūnus ir juos padalino pusiau, padėjo į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir būdavo tokia tradicija pereiti per vidurį tų paskerstų gyvūnų. Ir kada mes skaitome ypatingai šiais laikais, kada mes jau labai humaniškai elgiamės su gyvūnais ir apskritai tik tais filmuose matome tokius dalykus, kyla klausimas, kodėl. Bet vėlgi, tai simbolika. Ir simbolis tas reiškia, kad abi pusės, kurios sudaro sutartį, jeigu jos sulaužius sutarties sąlygas, tegul jiems nutinka kaip tiems gyvūnams. Tai buvo labai vaizdinis, bet labai simbolinis, nurodymas į gilesnę realybę, apie pasitikėjimą žmogaus žodžiu, į pasitikėjimą tarpusavio susitarimu. Vėlgi simbolis, atrodo bereikšmis, kam to reikia. Bet aš noriu, kad mes paskaitytume iš Kunigų knygos, noriu dar šiek tiek apie tą simboliką paskaityti iš 2 skyriaus Kunigų knygos 13 eilutę.
Vėlgi, kada mes skaitome Bibliją, mes matome, kai Dievas pasirinko žydų tautą, jisai žydų tautai davė šventyklą su įvairiausiais tarnavimais, avinėlio aukojimais, kunigų drabužiais, šventyklos apipavidalinimu. Ir visa, ką Dievas davė ne tik tais, kad būtų estetinis pasigerėjimas arba tiesiog daryk, nes taip yra liepta. Tai Dievas davė tam, kad per tuos simbolius nurodytų į gilesnę realybę. 13 eilutė skamba taip. Visas javų atnašas aukas pasūdysi druska. Te nestinga tavo javų atnašoms, tavo sandoros su Dievu druskos. Su visomis savo atnašomis turi aukoti ir druską. Labai nedaug yra paminėta Biblijoje, ypatingai Senajame testamente, apie druską. Kodėl kyla klausimas, Dievas prašė su kiekviena auka aukoti ir druskos. Ezekėlio knygoje yra pasakyta, neaukosite man nieko, kas turi raugo ir kas turi medaus. Aišku, tuo metu cukraus niekas neturėjo, buvo medus naudojamas. Pagoniškame garbinime buvo naudojami dalykai, kurie turėjo raugą, o tai simbolis yra sutepimo, mirties, netobulumo. Ir medus. Medus simbolizavo manipulaciją Dievu. Ir Dievas sako, man to nereikia. Man nereikia raugo ir man nereikia medaus. Kiekviena auka, kurią man atnešti, turi būti pasūdyta druska. Ir vėlgi, simbolis, simbolika. Jūs turbūt pamenate tą paprotį, kuris kartais dar pasireiškia ir mūsų visuomenėje. Kad atvyksta svečias, mes duodame jam duonos kepalą ir druskos. Jisai pasūdo savo kąsnį druskoje ir suvalgo. Ir aš visą laiką galvodavau, kodėl taip neskaniai yra sutinkami tie svečiai. Argi negalima ko nors skaniau sugalvoti, pagarbą parodyti saldainiais kokiais, nežinau, kažko tai skaniau. Bet vėlgi tai yra simbolis. Druska yra simbolis kažko tai giliau. Druska yra pasišventimo, pasižadėjimo, amžinumo simbolis. Ir kada žmonės duoda duoną su druska, jie rodo savo draugystę. Ir tas kitas žmogus, kuris valgo duoną su druska, jis pasižada tą draugystę su tuo žmogumi, kuris duoda tą duoną su druska, puoselėti ir saugoti. Tai vėlgi simbolis. Atrodo, ko jisai vertas, bet vėlgi simbolis. Ir žydų tautoje būdavo netgi tokia tradicija, kada žmonės susituokdavo, jie taip pat imdavo žiupsnelį druskos ir mesdavo aukštyn ant žemės kartu ir jie duodavo vienas kitam pažadą, sako, jeigu sugebėsi savo druską išrinkti iš tos krūvos, kuri yra numesta ir pasimti savo, o moteris arba vyras pasims savo druską iš ten, kur jinai yra nubarstyta, pribarstyta, jeigu mes sugebėsime išrinkti savo druską, mes galime sakyti, kad mūsų santuoka baigėsi ir mes galime eiti savo keliais. Bet aišku, taip ir padaryti neįmanoma. Niekas negali žinoti, kuri druska yra jo. Niekas negali jos pasiimti ir susirinkti savo. Bet tai buvo simbolis. Ir tai buvo simbolis to, kad viskas, dabar sutartis, kurią mes padarėme, yra amžina. Nes mes niekada nesugebėsime savo druskos gabalėlių pasiimti savo. Draugai kartais taip pat darydavo sandorą, naudodami druską. Ir vėlgi, simbolis. Simbolika. Kada žydai valgydavo Velykų vakarienę, jie turėdavo tokį, pasidarydavo sumuštinį. Su maca, su tokiu džemu, su karčiomis žolelėmis. Ir jie padažydavo vandenyje, druskingame vandenyje ir duodavo vienas kitam valgyti. Ir tada, kada tas, kuris sėdėdavo šalia, atsikasdavo kąsnį tos duonos ir paskui jis įduodavo savo šalia esančiam žmogui, tai buvo simbolis. Kad mes bendrausime atviromis širdimis, kad mes pasižadame puoselėti bendrystę ir puoselėti draugystę. Ir labai įdomu, kad skaitant Jono Evangeliją mes matome, kad Jėzus taip pat, sėdėdamas Velykų vakarienės metu, padažė tą sumuštinį tariamą į sūrų vandenį ir davė Judui. Ir sako, Judas atsikando šito kąsnio ir galų gale apsisprendė išduoti Jėzų. Nuėjo į šventyklą, susitarė su vyriausiaisiais kunigais, pasiėmė 30 sidabrinių ir išdavė Jėzų. Čia nebuvo vien tik tais ekonominis, politinis sprendimas. Judas sulaužė sandorą, kurią buvo sudaręs Velykų vakarienės metu. Jie valgė duoną su druska ir Judas nepaisė tos draugystės, tos simbolikos, to simbolio. Taigi maistas, kurį karalius liepia tiems draugams ir kitiems
žmonėms, kurie yra dabar jau pavaldus karaliui ir kurie yra atvesti iš kitų tautų ir iš kitų kultūrų, simbolizuoja ne vien tik tais kūnišką pasitenkinimą, kad karalius duoda žmonėms pavalgyti. Tai buvo simbolis, kad tie, kas sėdė prie bendro stalo, jie pradeda dalintis tą bendrystę. Ir žinoma, dažnai tas maistas, apie kurį yra kalbama tuometinėje visuomenėje ir ypatingai toje kultūroje ir Babilono kultūroje ir kitose kultūrose, maistas būdavo dažniausiai aukojamas dievams. Taigi jeigu mes sėdame kartu su žmonėmis, kurie garbina tam tikrus dievus ir valgome tą maistą, mes savotiškai pradedame garbinti ir tas dievybės. Tai vėlgi per maistą, maistas buvo simboliu, kad tu tampi dalininkas to, ką tu garbini. Ir Danielius sako, ne, šitoj vietoj aš nežengsiu nei žingsnio toliau. Maistas simbolizuoja kažką tai daugiau, simbolizuoja garbinimą, simbolizuoja nuolankumą, paklusnumą, sandorą su tuo, kas Danieliui nebuvo priimtina. Ir Danielius pasakė, čia aš stovėsiu ir toliau neisiu. Tačiau ar vien tik tais tai? Ar vien tik tais tai nurodo, ar vien tik tais tai parodo, kad Danielius nenori susitepti su pagoniškais dievais? Aš manau, kad maistas susijęs dar su vienu labai svarbiu dalyku, kuris aktualesnis galbūt netgi mums gyvenantiems dabar. Dabar mes negarbinam kitų dievų arba oficialiai bent. Valstybė nuo religijos yra bandoma atskirti, taigi, kada parduotuvės yra pardavinėjamas maistas, jis nėra aukojamas pagoniškiams dievams ir kada mes pas savo draugus ateiname, jie mums neduoda mums valgyti maisto, kuris anksčiau buvo stabams aukojamas. Taigi mes dabar galbūt nesusidurime su ta problema, bet mes susidurime su kita problema beveik kasdien. Ir šiandien aš noriu vėl sugrįžti prie paties esmės, kodėl Danieliaus knyga prasideda tuo, kad Dievas leidžia žmonėms išeiti į Babilono vergystę. Aš noriu sugrįžti prie tos priežasties, kodėl Dievas leido. Kodėl Dievas leido, kad žydų tauta būtų ištremta, arba kodėl Dievas atsitraukė ir neapsaugojo, kad žydų tautos nuo ištrėmimo. Aš noriu paskaityti iš Metraščių 2 knygos, 36 skyriaus ir aš skaitysiu nuo 18 eilutės. Jeigu kas turite Biblijas, jūs tikrai galite paskaityti ir daugiau, ne vien tik tas kelias eilutės, bet šiuo atveju dėl laiko taupimo aš noriu pasakyti pačią esmę, kuri tos eilutės atsako į priežastį, kodėl žydų tauta buvo ištremta. Aš skaitau nuo 18 eilutės. Visi Dievo namų reikmenys, dideli ir maži, Dievo namų turtai ir karaliaus bei jo didžiūnų turtai. Viskas buvo išgabenta į Babiloną. Dievo namai buvo sudeginti, Jeruzalės sienos nugriautos, visi jos rūmai ugnies suryti ir visi brangus daiktai sunaikinti. Išlikusius nuo kalavijo jis išvarė į tremtį Babilone. Ten jie tapo jo ir jo sūnų vergais, kol neįsigalėjo Perso karalystė. Kad įvyktų per Jeremiją ištartas Viešpaties žodis, kol neatsilygins už savo nešvestus šabus 70 metų, kraštas laikysis šabo nuniokotame krašte. Čia mums Biblijos autorius pateikia priežastį, kodėl Dievas leido žydams būti ištremtiems į Babilono vergiją. Ir ta priežastis yra tai, kad tas kraštas, kuriame gyventų žydai, gautų poilsį. Šabas, šabo poilsį. Šiek tiek istorijos apie žydų religinius įstatymus. Dievas, kada davė 10 dievų įsakymų, jisai sakė, 6 dienas dirbsi, o 7 bus tavo šabas, tai reiškia poilsis. Tu nedirbsi nieko, tu ilsėsiesi. Kodėl? Nes Dievas per 6 dienas kūrė pasaulį, o 7 diena buvo poilsis. Tačiau Dievas tuo neapsiribojo. Dievas sako, kad kas 7 metai taip pat bus poilsio metai. Tai reiškia, kad 6 metus tu gali akėti, dirbti žemę, sodinti, pjauti, bet 7 metai yra poilsio žemiai metai.
Tu leisi žemė ilsėtis. Aišku, buvo dar jubiliejiniai metai, kada kas 50 metai buvo taip pat žemėj būdavo leidžiama pailsėti. Ir šiuo atveju Biblijoje yra pasakyta, kad žydams tas duotas įstatymas kažkaip tai neįsigyvendino. Jie jo neįgyvendino. Ir Dievas sako, už kiekvienus metus aš noriu, kad dabar žemė pailsėtų. Ir 70 metų žemė ilsėsis. Jeigu mes padaugintume 70 metų iš 7, kas 7 metai turėjo žemė ilsėtis, mes gausime 490 metų. Vadinasi, tiek metų žemėj nebuvo leidžiama ilsėtis. Ir jeigu įdėtume tuos metus į istorinį kontekstą, mes pamatytume, kad beveik nuo to laiko, kada susikūrė žydų valstybė, beveik nuo to laiko ir nebuvo laikomasi to įstatymo. Nebuvo leidžiama žemė ilsėtis kiekvienus 7 metus. Ir klausimas kyla, kodėl? Kodėl žmonės nenorėjo leisti žemė ilsėtis? Aš manau, atsakymas pats akivaizdžiausias. Ir dabar apie jį labai dažnai yra kalbama. Yra piniginis. Neapsimoka. Išnaudokime žemę. Spauskime iš jos, kiek tik tais galime. Naudokime tuo, ką turime. Bandykime užsikalti daugiau. Užsidirbti daugiau. Gauti daugiau. Ir toks jų elgesys tapo priežastimi, kad po 490 metų to besaikio noro vartoti, gauti, imti, Dievas buvo priverstas įsikišti ir atitraukti savo apsaugą nuo Izraelio tautos ir leisti galingesniai tautai ją nugalėti tam, kad kažkaip tai užkirsti kelią tam besaikiui naudojimui, tam besaikiui vartojimui ir leisti žemėj pailsėti. Besaikis vartojimas yra pražudingas. Dabar vis labiau yra kalbama mūsų visuomenėje apie tai, kad tas besaikis vartojimas negali toliau tęstis. Žemės resursai nėra begaliniai. Mūsų ekonomika buvo paremta įsitikinimu, kad jinai turi augti, nes žemės resursai tarytum niekada nesibaigs. Bet žmonės vis labiau pradeda suprasti, kad žemė nėra amžina, mes ją turime saugoti, mes negalim ją naudotis betodariškai ir besaikiai. Mes turime kažkaip tai darnoje sugyventi su savo aplinka. Apreiškimų knygoje pasakyta, kad kada Dievas ateis, Jėzus, kada įsikiš galingai į mūsų žmonijos istoriją ir pasiims savo vaikus iš šitos žemės į dangiškąją karalystę, yra pasakyta, kad žemė bus dyka 1000 metų. Pagal biblišką chronologiją mes žinome, kad žemėje nėra daugiau negu beveik yra apie 6000 metų. Tai Dievas paliks 1000-metinę karalystę, 1000 metų leis žemėje ilsėtis, nes tas besaikis vartojimas nualino šitą žemę. Grįžtant prie paties Danieliaus, 1 skyriaus. Ir Danieliaus sugebėjimo pasakyti karaliui ne. Kodėl jisai taip padarė? Aš manau, čia ne vien tik tais Danieliaus nenoras įeiti į sandorą su karaliumi ir jo dievais. Nors tai yra žydų tuometinėje kultūroje buvo labai svarbus dalykas. Bet čia yra kitas aspektas, kuris yra daug praktiškesnis mūsų gyvenime, kurį mes galime pritaikyti šiandien. Aš manau, didžiausia šiandieninės visuomenės yda yra besaikis vartojimas. O susivaldymas, susilaikymas yra pateikiamas kaip malonumų išsižadėjimas. Gyveni vieną kartą, imk ką gali. Bet pasakymas netiems malonumas arba pasakymas gerai, aš nenoriu besaikiai vartoti, aš susivaldau kai kuriuose dalykuose, yra pateikiama kaip gyvenimo malonumų išsižadėjimas. Bet šiuo atveju Danielius pasako ne. Įsivaizduokite karaliaus stalą. Ten kiek visko buvo pridėta.
Aš nemanau, kad tik tais vien Babilono ūkininkų produkcija buvo ant to stalo. Karalius galėjo sau leisti valgyti daug ką ir kiek nori, ir įvairaus maisto. Ir Danielius sako, ne, mes imsim paprastai. Valgysim, gersim vandenį ir valgysim daržovės. Daugelis iš mūsų nesusivaldytume. Daugelis iš mūsų pultume, valgytume ir sakytume gerai. Malonumas per daug geras tam, kad pasakyti ne. Ir šiuo atveju karalius ir šiuo atveju Danielius pasako ne. Patarlėse yra pasakyta 25 skyriaus 28 eilutėje. Tie, kas galite atsiversti ir skaityti kartu su manimi. Ten yra pasakyta, kaip atviras miestas be apsaugos yra žmogus, kuriam trūksta susivaldymo. Susivaldymas yra ne vien tik tais malonumų išsižadėjimas. Biblijoje yra sakoma, kad jeigu tu nesusivaldai, faktiškai tu esi neapsaugotas. Tu gyveni be jokios apsaugos. Susivaldymas yra savęs apsaugojimas. Susivaldymas yra tai, kas padeda mums save apsaugoti. Nuo išorinės įtakos, nuo blogos įtakos. Ir Danielius pasakydamas ne kai kuriems dalykams, puoselėdamas savyje susivaldymą, nebūdamas įtakoje aplinkos, bet pats įtakodamas aplinką, jisai išlieka tvirtas, jo charakteris išlieka nepalenkiamas. Ir toliau skaitydami pirmą skyrių mes matome, kad Dievas jo neapleidžia. Dievas kartu yra su juo ir jo neapleidžia. Jį laimina. Ir tai, kas jį laimina, tai yra tas tarpininkas, per kurį Dievas gali mus laiminti, yra žmogaus sugebėjimas susivaldyti. Kodėl tai yra svarbu? Kodėl susivaldymas yra svarbu? Mes nekartą grįšime prie šios istorijos, bet kadangi šiandien pirmas yra mūsų susitikimas, aš noriu jį paskaityti plačiau. Pradžios knygos 3 skyriuje yra užrašytas žmogaus nuopolis. Dievas sukūrė tobulą pasaulį. Ir Dievo tikslas buvo, kad mes gyventume tobulame pasaulyje, patirdami malonumą ir džiaugsmą. Tačiau trečias pradžios knygos skyrius yra tragiškas skyrius, nes po šito skyriaus žmonijos istorija net pažįstamai pasikeitė. Dievas sukūrė žmogų ir žmogų apgyvendino sode, kuris išvertus iš hebrajų kalbos reiškia Edeno sodas. O Edenas išvertus į lietuvių kalbą reiškia malonumas. Dievo tikslas buvo, kad mes patirtume malonumą. Tačiau tame sode Dievas pasodino 2 medžius. Pasodino gyvybės medį ir pasodino gėrio ir blogio pažinimo medį. Ir Dievas sakė, valgykite nuo šito medžio, nuo gyvybės medžio ir gyvensite amžinai. Jeigu pasirinksite valgyti nuo kito medžio, reiškia, jūs pasirenkat kitą kelią, jūs nenorite gyventi su tokioje visatoje, tokioje žemėje, kurią aš esu jums sukūręs. Dievas sako, jeigu jūs pasirinksite gėrio ir blogio pažinimo medį, jūs mirsite. Tas nepaklusnumas atneš jums mirtį. Ir vėlgi, aš nemanau, kad pats valgymas, pats vaisiaus suvalgymas turėjo kažkokią tai įtaką. Ten nebuvo kažkokios tai užkoduotos informacijos tame vaisiuje, kad jeigu valgai, staiga tavo ląstelės turi amžiną ir nenykstantį energijos šaltinį, kuriuo naudodamėsi jos gali egzistuoti amžinai. Bet taip nebuvo, kad jeigu tu valgytum nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, tu suvalgytum kažkokią tai klaidingą genetinę informaciją ir staiga jinai pakeistų viską, kas yra čia. Vėlgi, prisiminkite, maistas yra simbolis. Tai simbolizavo kažką tai giliau. Nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio valgymas simbolizavo nenorą gyventi su Dievu ir pagal Dievo tvarką. Valgymas nuo gyvybės medžio simbolizavo taip. Aš noriu rinktis tai, ką Dievas man siūlo. Ir mes skaitome 3 skyriuje nuo 1 eilutės. O žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė žalčiui, sodo medžių vaisius mes galime valgyti tik apie vaisių to medžio, kuris sodo vidurėje. Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, nei jį liesite, kad nenumirtumėte.
Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite? Ne. Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jisai žavus akims ir kad tas medis žada duoda išminties, jis skynėsi jo vaisių ir valgė ir davė jo savo vyrui, buvusiam su ja, ir šis valgė. Tuomet abiejų akis atsivėrė ir jiedu suprato, esą nuogi. Jie pasisiuvo figmedžio lapus ir pasidarė juosmens aprišalus. Išgirdę viešpatį Dievą, vaikščiantį sode, pavakario vėjeliui dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Bet viešpats Dievas pašaukė žmogų ir paklausė, kur tu? Ir jis atsiliepė, aš išgirdau tave vaikščiantį sode ir išsigandau, nes buvau nuogas. Ir paskui ta istorija yra vystoma, bet šiuo atveju aš noriu atkreipti dėmesį jūsų. Kada skaitote tas eilutes, pastebėkite, kad vėlgi žaltys, kurį naudoja velnias, kad sugundytų moterį, jis yra ant to gyvybės, jis yra ant to gėrio ir blogio pažinimo medžio. Ir greičiausiai jisai pats valgo tą vaisių ir moteris pagalvoja, gerai, tai jeigu Dievas sakė nemirsite, kodėl tas žaltys, kuris valgo vaisių, jis nemiršta. Ir žaltys jai sako, kad jūs nemirsite, o iš tikrųjų jūs gausite kažko tai daugiau suvalgę tą vaisių. Ir ta moteris yra pasakyta, 3 dalykai vyko toje moteryje, kad jinai pasižiūrėjo tą vaisių. Jinai pasižiūrėjo ir pamatė, kad tas medis yra geras maistui, žavus akims ir tas medis žada duoti išminties. Kuo ilgiau jinai žiūrėjo, tuo labiau jinai jo geidė. Jinai geidė to, ką žada duoti tariamai to vaisiaus suvalgymas. Nesusivaldymas veikia panašiai. Kuo daugiau mes galvojame apie tam tikrą dalyką, ypatingai jeigu jisai yra uždraustas vaisius, ar ne? Ir jeigu mes matome, kad tas vaisius iš tikrųjų atrodo, kas čia tokio blogio, viduje vyksta tas dialogas. Ir kuo ilgiau mes būname su tuo labiau ta aistra, tas noras mus gali užvaldyti. Bet vėlgi, jeigu jinai būtų pasakius ne, jinai būtų išsaugojus tai, ką Dievas jai buvo numatęs, tą malonumą, gyvenimo pasitenkinimą. Pasakiusi taip, tam, kas yra netinkama, jinai prarado dalį savęs, dalį to žmogiškumo, jinai nusidėjo. Ir tada mes jau žinome, kas vyko paskui. Ašaros, mirtis, karai, nelaimingi atsitikimai, stichinės nelaimės, viskas dėl to mažo pasirinkimo. Nesusivaldymas kažkokiame tai dalyke. Prisiminkite patarlę. Tas, kuris nesusivaldo, yra kaip miestas be jokios apsaugos. Kada mes esame atviri viskam, mes galime tapti atviri ir blogai įtakai, kuri mus vėliau gali įskaudinti. Mes galime galvoti, kad tai, kas mus skatina nesusivaldyti, ir jeigu mes gausime, pasieksime, paragausime tai, mes gausime kažką tai daugiau, negu jeigu liksime neprisilietę prie to vaisiaus. Ir čia daugelis, ir Ieva ir Adomas, apsigavo, daugelis iš mūsų apsigauname šitoje vietoje. Mes galvojame, kad jeigu mes leisime savo viską, ką mes norėsime, mes patirsime tikrą gyvenimo pasitenkinimą. Tačiau, kada mes pradame taip gyventi, mes matome, kad tas pasitenkinimas vis tolsta ir tolsta nuo mūsų. Galbūt pasitenkinimas, kurį mes galėtume gauti, tai išmoktume pasakyti ne tiems dalykams, kurie yra mums iš tikrųjų nenaudingi, ir rinktis tai, kas iš tikrųjų mums yra naudinga. Taigi Danieliaus 1 skyrius. Ten ne vien tik tais kova tarp dievų, ten ne vien tik tais karaliaus rodymas savo galios žmonėms. Tai yra žmonių pasirinkimų ir tų pasirinkimų pasiekmes. Tai yra istorija apie tai. Savo gyvenime, kur jūs stovite? Prie kokio medžio jūs stovite? Ar jūs stovite prie gyvybės medžio? Renkatės tai, kas jums iš tikrųjų atneša palaimą ir gyvybę, ir ne tik jums, bet ir aplinkai, kurioje jūs gyvenate. O galbūt jūs stovite prie to gėrio ir blogio pažinimo medžio, kuris visiškai nenaudingas, kuris gali sugriauti jūsų šeimą, gali sugriauti jūsų santykius su vaikais, gali privesti jūs prie bankroto. Galbūt jūs stovite prie to, bet jūs taip to norit. Ir dabar klausimas, ar jūs ir aš,
ar mes susivaldysime? Ar mes pasirinksime tai, ką Dievas sako, ar mes tiesiog pulsime į nežinę ir tenkinsime savo geismus, savo širdies geidulius? Nepamirškite, kad tas, kas nesusivaldo, yra kaip miestas be apsaugos. Būkit palaiminti. Susitiksime rytoj.